Labas vakaras. Šiandieną, kaip ir kiekvieną pirmadienį, minutėlę bandau čia padėti su Instagramą. Taigi, labas vakaras dar kartelį. Šiandieną, kaip ir kiekvieną pirmadienį, su jumis esu Sielos aritmetikos rubrikoje. Labai malonu už tai, kad jungiamės, kad klausiam. Šiandieną turiu tikrai įdomų klausimą, gyvenimišką klausimą. Dėl to norėtųsi vėlgi visus ir visas pasveikinti atvykus į Sielos aritmetikos rubrikos pirmadienį. Čia, kur visada klausiame, kur visada susitinkame, kur visada užduodam klausimus ir tiesiog atkreipiam galbūt į vienas arba kitas gyvenimo situacijas iš skirtingų kampų. Juk ne visada mums reikia žinoti atsakymus į visus klausimus, mes galime po truputėlį plėsti ir žiūrėti į situacijas vis kitų kampų. Juk atsižvelgus, pasižiūrėjus atgal į save prieš 10 metų, mes galim pasakyti, kiek daug dalykų jau galime daryti ir elgtis visiškai kitaip, netgi atsiradus tokiuose pačiuose situacijose, ką darėme prieš 10 metų. Tam ir yra tas vadinamas sąmonės plėtimo praktikos, savęs pažinimo praktikos tam, kad galėtume mes mokintis iš savo gyvenimo situacijų. Todėl visus ir visas raginu rašyti klausimus į Sielos aritmetikos rubriką į info@leonorabijų.com, nes kiekvienas klausimas gali atnešti mums dar vienas arba kitas įžvalgas. O pirmiausia, prieš pradedant nuo klausimo, noriu pasveikinti visus su atgimimo švente, su pavasariu, Velykomis, kas yra vis dėlto atgimimo šventė, tai ir yra tas mirtis ir atgimimas, tai yra mirtis ir gimimas kiekvieną kartą, kada gamta paleidžia kažką seno ir pasiima kažką naujo, kada pumpurai tampa gėlėmis, kada sniegas tampa žalia žolė ir taip toliau ir panašiai. Lygiai taip pat mūsų gyvenime linkiu kiekvienam iš mūsų nepamiršti, jog pokyčiai ir yra tas mirtis ir gimimas, pastovus procesas, kuris gali būti nuostabus mūsų gyvenimo augintojas arba tas procesorius, kuris gali mums atnešti labai daug sąmoningumo ir suvokimo ir pažinimo apie patį save ir gyvenimą. Taigi, pradėkime nuo Ritos klausimo. Rita mums atsiuntė šitą klausimą jau senokai. Šiandieną jaučiu, kad jam laikas ir vieta, taigi norėčiau pakviesti mus pasinerti į vėlgi porų gyvenimą, vedybinį gyvenimą ir sprendimų priėmimų gyvenimą. Taigi Rita rašo, reiškiasi tokį klausimą. Su vyru esu jau nuo 14 metų. Mūsų santykiai padovanojo mums 2 dukras, tačiau pastarieji 3 metai tęsiasi kambariokų gyvenimo stiliumi. Jokio artumo, malonumo, šilumos jausmo, jog jausmas aplankė mane toks, jog jis turėjo kitą moterį. Išgyvenome ne vieną kivirčą. Po paskutinio, kuris baigėsi ir fiziniu smurtu, nors savęs visiškai neteisinau, nes aš inicijavau, tačiau nebeatlaikius sugrįžau į seną darbą ir išsikėliau su vaikais iš namų. Dabar situacija ta, kad aš vis dar esu išėjusi ir kartais galvoju, gal reikia sugrįžti, nes vaikam labai trūksta jo. Jis kaip tėtis yra tikrai labai geras ir ilgisi vaikų. Beje, ir aš dėmesio gaunu iš jo labai didelio, bet aš žiūriu jį ir nejaučiu traukos, jokio noro būti šalia. Tik tiek, kad jis sakė, kad daugiau taip nesielgs ir nori ištaisyti visas klaidas. O aš jau atrodo viskas, netikiu nieko, nors jis matau stengiasi ir labai nori susigrąžinti šeimą. O aš kartais pasvajoju apie kitus santykius. Tas jausmas įsimylėjimo, apsikabinimų, artumo, noro būti šalia vyro. Bet baisu ir nežinau, ką daryti šiuo atveju, nes bijau nutraukti santuoką,
oficialiai ir nesuprantu kartais, ko aš pati noriu. Kaip man atrasti tą teisingą pasirinkimą? Esu gavusi dėmesio iš kitų vyrų, bet atrodo vis nerimti ir bijau, kad gali iš manęs tik pasijuokti. Atrodo, kad visus savo sprendimus susijusius su santykiais ir kitais žmonėmis aš baidausi ir bandau nuo jų pabėgti. Taigi, Rita mums rašo tokį gyvenimišką klausimą, kuris, aš tikiu, aplanko ne vieną vyrą ir ne vieną moterį arba ne vieną porą. Ir vėlgi, sugrįžtant į asmeninį klausimą, ką reiškia momentai, kada mes vis dėlto norime kažko, arba kada mes išaugame iš vienų batų arba iš vienos situacijos ir kaip ir esame pasiruošę siekti naujų situacijų, tačiau bijome paleisti tai, kas yra galbūt praeita, o tai, kas yra išbūta, išgyventa, išjausta. Šiuo atveju Ritos klausime labai atsiskamba daug metų išgyventas ir galbūt užgesusi ta meilės ugnis, kuri buvo galbūt ir niekada sąmoningai nerusenama. Kaip sugrįžti į santuoką, kuri būtų darni, jeigu vienas žmogus to nenori? Niekaip. Nes jeigu vienas žmogus nenori, mes negalim padaryti kažko, ko mes iš tikrųjų nenorime. Mes galime save apgauti, mes išmokome save apgaudinėti jau labai seniai. Mūsų visuomeninė sistema išmokė neklausyti savo jausmų, neklausyti savo kūno, o daryti taip, kaip reikia, arba kaip kiti sakė, arba taip, kaip turėtų būti. Šiuo atveju dėl vaikų Rita klausė, ką daryti, nes jis yra labai geras tėtis. Aš tikiu, Rita, kad tu neuždraudei savo vaikams lankytis ir matyti savo tėčio. Dėl tavo klausimo, ar tu turėtum grįžti pas tą žmogų, pas savo antrąją pusę, ar ne. Labai puikiai pati išreiškiai savo situaciją, jog jau nebejauti būti tenais ir nebejauti sugrįžti į tą pačią situaciją. Dažnai pasvajoji arba pagalvoji apie kitus santykius. Vėlgi, mums nereikia išmesti tai, kas yra išgyventa ir patirta, jeigu dar jaučiame ir užsena kažkur vilties ugnelė, kad galime susigrąžinti santykius, susigrąžinti situaciją, susigrąžinti savo gyvenimo pamokas, jeigu to tikrai norime. Šiuo atveju, Rita, tu buvai labai labai aiški savo situacijoje, jog tu nenori sugrįžti, nesijauti ir nejauti jokios meilės, jauti nuostabų dėkingumą, kad jis yra nuostabus tėtis. Taigi šitoje vietoje turėtume atkreipti vieną dėmesį į savo gyvenimo situacijas, kada mes jaučiame labai giliai ir labai stipriai, nors sąmonė, nors protas visada kažką vis mums diktuoja, jog mes kažko nenorime, jog mes išaugome iš vienų arba kitų situacijų, bet vis, reiškiasi, baimė prarasti kažką arba baimė, kad mūsų kažkas nesupras, baimė būti nesuprastiems mus grąžina atgal į situacijas arba baimė prarasti ir niekada nesusigrąžinti, tas mums neleidžia judėti į priekį. O tai ir yra mūsų senųjų aš aspektai, tai yra mūsų praeitis. Ką daryti, kaip mes galim eiti į priekį, kada nešamės ir tempiamės praeitį iš paskos. Kas yra praeitis? Aš nekalbu dabar tiesiogiai apie partnerius, kuriuos mes turime keisti. Nebūtinai mes turime keisti partnerius, mėlėjai. Aš iš karto linkiu mums tik pradėjus santykius juos lipdyti, statyti ir visą laiką atnaujinti ir startinti, kaip atnaujinti tą režimą santykių. Tačiau ką daryti tokiu atveju, jeigu jūs vienas iš partnerių priėjo prie išvados, jog santykiai baigėsi. Tokiu atveju mes turime pradėti sužinoję, ko mes nenorime, pradėti ieškoti, o kogi vis dėlto norime. Galbūt daug metų gyvename prieš savo norą, todėl pats laikas išgirsti savo svajones, išgirsti savo kūno kalbą, išgirsti savo
savo norus ir savo mintis. Labai dažnai mes spaudžiame savo svajonės taip, kad net neleidžiame pagalvoti savo, būti mylimiems arba būti laimingiams. Tačiau gyvenimas yra pastatytas tokiu principu, jog mus girdi visata, Dievas, apsauga, kaip tik pavadinsi, taip ir nepagadinsi, tik tada, kada mes vibruojame ne žodžiais, ne ką mes kalbame, o kuo mes tikime. Kokie yra mūsų įsitikinimai, giluminiai įsitikinimai mūsų pasąmonėje, mūsų energetinėje aplinkoje. Ir tai vyksta didžiausias traukos dėsnis, kada mes pritraukiame situacijas, ne tai, ką kalbame, o tai, kas esame iš tikrųjų. Dėl to yra tas nuostabus ir mylimas pasakymas. Mes gauname ne tai, ko norime, o tai, kas esame. Todėl, Rita, grįžtant prie tavo situacijos ir pažvelgus truputėlį giliau, tu viduje netgi fiziškai ir energetiškai esi pasiruošusi judėti į priekį. Žinoma, tiek daug metų inercijos, tiek daug metų patirties ir tiek daug gailesčio, mes dažnai sakom, aš gailiu savo partneriu, dėl to nenoriu išeiti. Iš tikrųjų, jeigu pažvelgtume truputėlį giliau, tai nėra gailestis. Tai nėra gailestis kitam žmogui. Mes gailimės arba mes bijome, kad būsime nesuprasti arba būsime atstumti arba būsime galbūt netgi būsime ant mūsų kas nors supyks ir būsime negeri kažkam kitiem. Kas vyksta tuo metu? Vyksta ego, mums kalba, kad mes turime daryti, kaip prašo kiti žmonės arba kaip turėtume pasielgti dėl kitų žmonių, pavyzdžiui, šiuo atveju vaikų. Vienas iš nuostabių dalykų, ką mes galime padaryti vaikams, tai parodyti, jog mes darome tai dėl to, kad jaustumėmės pirmiausia laimingesni patys kaip tėvai, kad galėtų vaikai mokintis, ką galėtume daryti dėl savo laimės, kai jiems ateis laikas pasirinkti, kad jie turi teisę rinktis dėl savo laimės. Ir vėlgi nepamirškime vieną labai svarbų dalyką. Į šitą žemę arba į šitą gyvenimą mes neatėjome kentėti. Mes neatėjome sukandę dantis gyventi meile, mes neatėjome meluoti savo ir meluoti kitiems. Mes neatėjome aukotis dėl vaikų, dėl kitų žmonių, mes atėjome būti meilė. Jeigu mes aukojamės dėl savo vaikų ir per savo kančias jiems rodome tą melą, vaikai išmoks aukotis ir niekada neišmoks gyventi tiesos. Todėl mes turime išmokti rodyti ir nebijoti rodyti tiek tėvai, tiek vaikai, tiek vieni kitiems, tiek visuomenėje, jog meilė, jog būti meilė pačiam savo, tam, kad galėtume mylėti kitus, o ypatingai vaikus ir savo artimiausius žmonės, mes turime daryti ir kartais paaukoti ir išdrįsti eiti dėl meilės savo į tuos nežinomus, neišmintus takus, kuriuos šiai dienai galbūt net nedrįstame pagalvoti. Kas kitas negu tu pats tą galėsi padaryti savo arba galėsi išdrįsti pakeisti savo gyvenime kažką. Juk labai dažnai mes gyvenime save paaukojam, susimažinam, paaukojam dėl kitų, paaukojam dėl darbų, paaukojam dėl rytdienos, taip ir neišgyvendami šios dienos, o ką iš tikrųjų norėčiau padaryti aš. Todėl šiandieną paklaus savęs, o ką aš norėčiau padaryti savo dėl savęs šiandieną, jeigu tai būtų mano paskutinė diena. Galbūt tai yra mano paskutinė diena. Ko aš dar norėčiau savo padaryti? Nedaryti, neįsivaizduoti gigantiškų dalykų, bet maži dalykai, jie daro stebuklus. Kodėl? Tik tada, kada tu jautiesi gerai. Tik tada, kada tu jautiesi savo teisingas prieš save, neišduodamas, neužsiblokuodamas ir darydamas iš širdies tai, ką tu nori, tik tada realybė, gyvenimas, Dievas, visata, kaip tik norim, tai pavadinkim tą aukštesnę jėgą arba tą patį gyvenimą, mums atneš to, ko norime mes. Todėl neprivartaukime save, neikime sukandę dantis prieš srovę arba prieš savo norą, nemeluokime savo, o eikime ir jauskime ir bandykime ir netgi kada suklystame, atsistokime, nusivalykime tas vadinamas dulkes, tas apnašas iš kitų žmonių nuomonės surinktas, padrasinkime save ir eikim į priekį.
Gyvenimas nėra stagnacija, gyvenimas yra mokykla, gyvenimas yra gamta. Gamta nusimeta lapus ir vėl juos išskleidžia. Lygiai taip pat čia mes turime suvokti, gal kartais mums reikia apsivalyti nuo tų senų įpročių ir įsivaizdavimų, kuriuos mes kažkaip netyčia susirinkome per gyvenimą ir pagaliau pradėti gyventi tai, kaip iš tikrųjų mes norime. Vėlgi, sugrįšiu prie santuokos temos ir porų santykių temos. Nereikia nieko išmesti ir pamesti. Jeigu abiejose poroje, tiek vyro, tiek moters santykiuose yra krislelis noro susigrąžinti santuoką arba susigrąžinti santykius ir juos puoselėti, visada bus viltis. Bet jeigu vienas žmogus jau nusprendė, jog santykiai baigti, eikite į priekį, tas, kuris norite tos santykius susigrąžinti ir tas, kuris norite eiti į naujus arba norite eiti pats vienas. Tik tai tokiais momentais mes galime išdrįsti daryti tai, kas svarbu man. Taip, netgi tada, kada gauname ne tai, ko norime, bet galime gydyti tas žaizdas, tos skausmus arba tas vadinamas projekcijas, kurių negavome šiai dienai, ilgame gyvenimo etape mes galime pamatyti, jog visko, ko negavome, arba viskas, kas įvyko tuo metu, kada atrodė labai labai skausminga mūsų gyvenime, ateina toks momentas, jog suprantame, jog tai buvo didžiausia dovana mums išsilaisvinti, nusiimti dar keletą sluoksnių nuo savęs melo pirmiausia patiems savo, melo žiūrint į gyvenimą, melo žiūrint į kitus žmonės ir apsivalyti ir susijungti dar labiau su savim. Aš žiūrėdama šiai dieną į savo šeimą arba į savo tėvus, kurie praėjo visus etapus, yra kartu ir turiu nuostabų pavyzdį, kaip gali žmonės santuokoje išgyventi visą gyvenimą, užauginti vaikus ir iki šios dienos gyventi darnoje, gyventi meilėje, gyventi džiaugsme. Aš supratau, ką jie abudu daro. Jie abudu pirmiausia galvoja ir daro tai, kas būtų gera jiems, kad pačiam savo, kad galėtų duoti kitam, kad galėtų duoti savo vaikams. Ir tik tada, kada aš matau savo tėvus, jog jie daro tai, kas jiems gera, jog jie daro tai, kas jiems patinka, jog jų didžiausia malda mūsų laimiai yra juokas, tai ir yra didžiausias dalykas, ką jūs galite padaryti dėl vaikų. Dėl mielos mamos, mėly tėčiai. Pirmiausias dalykas mes turime išmokti mokindamiesi būti meilę, mokindamiesi būti tiesa, mokinti kitus arba įkvėpti kitus, ypatingai savo vaikus, būti tiesa patiems savo. Nemeluokim vieni kitiems, nemeluokime patys savo, nes tai niekada netves mus į jokią meilę, į jokią ramybę, į jokią darną. Tad, Rita, dėkoju tau už klausimą. Tikrai nėra paprastos situacijos priimti vieną arba kitą sprendimą, bet aš noriu pasakyti, nesusitapatinkime per daug su sunkiom situacijom. Tai yra viena arba kita užduotis, kurią mes galime išspręsti, jeigu mes pradėsime žiūrėti į kiekvieną situaciją su meile savo. Ir kada mes žiūrėsime į save kaip į patį mylimiausią žmogų, kurį jūs mylite, paimkite vaiką, mamą, draugę, žiūrėkite į save su tuo jausmu, su tuo rūpesčiu, su ta apsauga ir linkėkite savo paties geriausio. Išdrįskime svajoti, išdrįskime keisti savo gyvenimus su tais pačiais žmonėm arba be jų, bet išdrįskime įsiklausyti savo svajonių. Nebėkime nuo problemų. Nebėkime nuo pamokų, išmokime jas spręsti per meilę ir eikime į priekį po truputėlį siekdami savo norų. Todėl norėdami tą išgirsti, svarbiausia, nerkime į save. Norėčiau pasidalinti su jumis viena iš nemokamų meditacijų, kuri vadinasi Aš esu. Ją galite rasti online mokymai kelionė į save tinklapyje. Aš taip pat pasidalinsiu čia viršuje, kur galėsite rasti nemokamą meditaciją ir tiesiog kiekvieną dieną susijungiant su savimi, per kvėpavimą, per ramybę, per specialiai sukurtą muziką būtent tam, kad sąmonė nurimtų, tam, kad jūsų kūnas atsipalaiduotų ir tam, kad jūs pagaliau išgirstumėt,
o ko aš vis dėlto noriu ir ko vis dėlto aš nenoriu. Nėra jokių taisyklių ir nėra vienintelio recepto, kaip išgirsti ir pažinti save. Bet jeigu jūs kiekvieną dieną po truputėlį darysit vieną arba kitą įprotį, tarkim meditaciją, įsiklausimą į savęs, išsirašymą savo neigiamų minčių ir išsirašymą ir perrašymą į teigiamas mintis, įsiklausimą tyloje savo baimių ir išsirašymą savo svajonių. Mažytės praktikos jums gali atnešti didžiulius sparnus, skristi į savo svajonių gyvenimą. Todėl pirmin skaitant savo gyvenimo knygą, praktikuojant savo aukštesnėje vibraciją, mes visi turim begalinio dydžio potencialą. Kaip žmonės, kaip dvasiniai žmonės, kaip fiziniai žmonės, mes esam daugidimensinės būtybės, kur galime būti viskuom, galime galvoti apie daugą, svajoti, sapnuoti, norėti ir materializuoti. Todėl pirmin plečiant savo galimybės, užeikite į online mokymai kelionė į save kursus, ten rasite nemokamą meditaciją, nemokamų ištraukų apie šiuos nuostabius mokymus, online kelionė mokymai, online kursai, kelionė į save, mokymų kursai internetu, kuriuose galėsite rasti be galo daug praktikų, kurie padeda, bent jau man per 10 metų padėjo išgirsti save daugelio situacijų, kuomet aš keičiuosi ir keisiuosi, nes gyvenimo procesas ir yra susidėjęs iš tokių dalykų. Susitraukimas ir išsiplėtimas, taip kaip ir visata. Tad pirmin į priekį, nebijokime būti gyvi, nebijokime klysti, nebijokime atrasti ir nebijokime mylėti. Tad su šia atgimimo švente noriu dar kartelį pasveikinti visus, padėkoti už tai, kad sielos aritmetikai yra jau daugiau negu aritmetikos rubrikai yra daugiau negu metai, o knygai yra daugiau tikriausiai negu 3 ir eikime toliau į priekį. Šiandieną dar viena nauja frazė mus lydės visą šią savaitę, todėl atverskime ją kartu. Taip, ir 63 puslapis, atverčiau 63 puslapį, apatinė frazė, kuri skamba taip. Viena iš esminių nuostatų asmeniniai laimiai pasiekti, jei susikurti, yra buvimas aktyviems, veikimas iš savo gyvenimo šeimininko pozicijos. Kas yra ta gyvenimo šeimininko pozicija? Tai ir yra sąmoningumas. Kaip jį lavinti arba kaip jį auginti. Tai ir yra kiekvieną dieną užsiimti truputėlį aukštesnio sąmoningumo vibracijomis, negu mes kiekvieną dieną darome. Taigi, online mokymai kelionė į save, kursai fantastiškas dalykas, klausytis sąmoningumo paskaitų, meditacijų, fizinių praktikų, Luna transliacijos, kurios yra daugiau kosminės ir dvasinės praktikos, vėlgi jos yra be galo naudingos tiek moterims, tiek vyrams plėsti dvasinį sąmoningumą ir suvokti, jog mes esame daugiau negu fizinis kūnas, negu asmenybės, negu tai, kaip mes pažįstame save. Ir žinoma, pradėti nuo mažyčių meditacijų, tokių kaip dalinuosi su jumis, kur online mokymų kelionė į save kursuose, aš esu meditacija. Jinai yra nemokama, jinai yra paprasta ir ją galima daryti kiekvieną dieną. Taip kaip mus mokė tėvai valytis dantis kiekvieną dieną, ir mes pripratome ir tai tapo mums natūralia būsena, taip mes galime priprasti ir išmokti, kelti savo sąmoningumą ir auginti savo gyvenimo šeimininko poziciją kiekvieną dieną. Tik tada pokyčiai bus įdomus, be galo naudingi, prasmingi, o gyvenimas laisvas, pilnas džiugesio ir laimės. Sėkmės mums visiems, gerų švenčių, gražaus pavasario ir iki pasimatymo.